Ačiū. Aš noriu klausti švietimo ministrės. Suprantama, kad apie vakarykščio teismo sprendimą. Tai gerbiama ministrė, turbūt labiau nustebino ne tiek pats teismo sprendimas, bet jūsų reakcija į tai, ką pasakė 5 teisėjų kolegijoje Vyriausio administracinio teismo. Jūs pasakėte, daryčiau taip pat. Tai ar tai reiškia, kad jūs reiškiate nepritarimą teismo sprendimui, jūs nesiruošiate jo vykdyti ir vis dėlto gal po nakties jūsų vertinimas pasikeitė ir jūs jau padarėte kokias nors išvadas, jeigu padarėte, tai kokias išvadas padarėte po šio teismo sprendimo, ką galbūt darytumėte kitaip ir ar apskritai nesiruošiate atsiprašyti ne tiek dėl pačio sprendimo, bet dėl tokio jo vertinimo ir savo laikysenos, kad jūs darytumėte tą patį, kas pažeidžia įstatymą, ką konstatavo vienas iš aukščiausių mūsų teismų sistemos grandžių. Ačiū už klausimą. Atsakysiu, tikrai vakar atsakiau jau ir žiniasklaidai į tai, kad teismo sprendimą vertinu. Teismo sprendimas yra priimtas, jis yra tikrai neskundžiamas ir teismas konstatavo, kad pažeistas yra terminas, tačiau tai nereiškia, kad pavasarį vykdyti stojamieji egzaminai ir rezultatai yra atšaukiami arba jie turi būti anuliuojami arba dar kažkaip tai kitaip. Tai yra teismo sprendimas, pasisakė apie termino pažeidimą. Sprendimas buvo teisingas visų mūsų vaikų atžvilgių ir šiandien aš tuo net neabejoju, nes labai norėčiau paklausti galbūt ir tokio pačio klausimo, o ar nesiruošia tikrai praeita valdančioji irgi prisimti atsakomybę už tai, kokią paveldėtą padėtį gavome ir kodėl mes turėjome priimti tokį sprendimą. Sprendimas buvo toks, koks tuo metu negalėjo būti, nes 4000 vaikų negalėjo likti už borto, negalėjo neturėti teisės rinkti studijas aukštosiose mokyklose ir siekti savo tikslų.